Rusijos prezidentas pareiškė, kad jam nesvarbi valstybių teritorija ir sienos, labiau esą rūpi žmonių likimai, todėl Krymo aneksija buvusi teisinga. Interviu didžiausiam Vokietijos dienraščiui Bild Vladimiras Putinas taip pat nurodė, kad vakarai turėjo perrašyti NATO taisyklės ir nepatenkinti Baltijos šalių prašymo stoti į alijansą. Jis pripažino, kad naftos kainų smukimas pavojingas, o vakarų sankcijos skaudžiai smogė ekonomikai, tačiau vadino absurdo teatru nenorą jų atšaukti. Šis interviu atskleidžia daugiau negu ilgos spaudos konferencijos. Populiariausia Vokietijos dienraščio žurnalistams Rusijos prezidentas pareiškė, kad po šaltojo karo viskas buvo daroma neteisingai ir nematomos sienos perkeltos į rytus. Todėl anot Putino ir kilo naujų krizių, kaip antai Ukrainos. Vakarų reakcija buvo klaidinga ir skirta nepalaikyti Ukrainą, bet sulaikyti Rusijos galimybių augimą. Putinas pasitelkė stenogramas, kurios, kaip pats pripažįsta, užrašytos 90-aisiais, taigi dar iki Sovietų Sąjungos žlugimo, bet juose įžiūri vakarų pažadą neplėsti NATO į rytus. Nors darybų dalyviai nekartą ir aiškiai nurodė, kad buvo kalbama tik apie NATO bazių nesteigimą, kai rytų Vokietija prisijungs prie vakarų Vokietijos. Bet Putinas sako, kad vakarai turėjo ne tik nepaisyti Baltijos šalių norų, bet ir perrašyti savo taisyklės. 1000 kartų girdėjome mantrą kartojamą Amerikos ir Europos politikų. Šalis turi teisę pačios rinktis, kaip užtikrinti savo saugumą. Taip, tai žinome, tai tiesa. Bet tiesa ir tai, kad kitos šalis turi teisę spręsti ar plėsti savo organizaciją ar ne. Veikti taip, kaip mano esant tikslinga visuotiniam tarptautiniam saugumui. Ir pagrindinės NATO narės galėjo pasakyti ne, džiaugiamės, kad norite prie mūsų jungtis, bet neketiname savo organizacijos plėsti. Europos ateitį matome kitaip. Paklaustas, ar NATO išliktų, jei būtų taip perrašinėjami įstatai, Putinas nematė nieko blogo keisti taisyklės. Bet kas rašo įstatus? Žmonės. Negi įstatuose parašyta, kad NATO privalo priimti visus, kas nori. Ne, reikia kriterijų, reikia sąlygų. Jei būtų buvusi politinė valia, viską būtų sugebėję padaryti. Jei būtų panorėję, tiesiog nenorėjo. Norėjo karaliauti, užsėdo šį sostą. Taisyklės Putinui negaliojo ir dėl Krymo. Ką turite galvoje, kai sakote Krymas? Sienų pakeitimas. O aš turiu galvoje žmonės, 2,5 milijono žmonių, išsigandusių perversmo, reikia tiesiai pasakyti, buvo sunerimę dėl valstybinio perversmo Ukrainoje. Tarptautinės teisės jis ginasi nepažeidęs, bet neteisė rūpi. Demokratija tai tautos valia, žmonės panoro gyventi taip, kaip balsavo. Man svarbi ne teritorija ir ne sienos, o žmonių likimai. Tačiau susitarimai tampa svarbus, tada, kai juos pasirašo Ukraina. Negalima iš Maskvos reikalauti to, ką nori padaryti Kijevas. Svarbiausias esminis viso sureguliavimo klausimas yra politinis, konstitucinė reforma. Tai 11-asis Minsko susitarimų punktas. Konstitucinės reformos vykdymas Ukrainoje iki 2015 metų pabaigos. 2015 pasibaigė. Kai žurnalistai perklausė, kad konstitucinę reformą juk vykdyti galima tik nutraukus karinius veiksmus, Putinas atsakė, ne, taip nėra.